Na ką, pasidarėm čekiną, gavom bilietus, tai yra apyrankės. Ir varysim dabar prasinešt biškį. Aš manau, iki tos salos. Arba iki tos. Nu, vienu žodžiu, kažkur netoli, parašyta 20 minučių turėtų būti. Va, mūsų prieplauka. Tikiuosi plauksim su greituminiu, o ne su long tail, ilga odegė. Nes jos labai nestabilios, nors tokia jūra rami, bet čia prieplauka, tai aš nežinau. Daug žmonių čia yra su mumis. Ir bus matyt, kaip čia mums pasiseks. It's going to be the island over there. It's usually take us like 10 minutes to get there. It's not that far. Okay, and in the afternoon we're going to go for snorkeling. A snorkeling happening right here, this island. But the thing is, we not actually get into the island. We can stop very close to the island. It's going to be in the middle of the sea, and we can do snorkeling. Ką mes su Aiste vipinės vietas gavom, bet labai mažiukas mūsų kateris realiai. Čia 8 žmonės telpa, čia buvo didesnis. Na ką, švartuojamės Kiaulyčių saloj. Nežinau, ar matysis, bet vaikštinėja. Tai yra 3 taisyklės. Nelysti prie didelių, nemaitinti iš rankų ir nekelti į orą mažiukų kiauliukų. Jo, ir jeigu pradeda vytis, bėg. Na ką, išsilaipinom. Tai einam, galim nupirkti jiems maisto. Ir pašer. Šuniekas miega vargšas. Einam, aš pasimsiu atsigert kažką. Kvapelis jaučiasi, aišku. Gali būti. Kur nori gali dėti? Jie čia tiek prisivalgo, tas mažylis nevalgęs. Paglostyk mažiuką, nenori? Kita žuvis. Einam, ten šiek yra. Einam. O, žiūrėk, kovinis. Daug nedėk, nes atbėgs. Jau tas toras. O, žiūrėk, rudas vienas. Nu, aš prie jų pritampu, tai gal jie manęs nepyks. Esmė, kad vatos reikia saugotis. Atsargiai. Sakė didelės kandžios. Viršininkui įpylėm. Tai esmė kokia? Esmė tokia yra. Alus 100, tai pigiau negu kavinėse šiaip, o čia sala. Ir maistas kiaulių irgi 100. Bet tas maistas ten, aš net nežinau. Kaip granulės kažkokios. Koks mažyliukas, labas.
Čia koks rudas. Kažką nešas. Nu, ateik. Šitokį vaizdelį turim. Žinot, kai būna balandžiams. Sumeti ir visi atbėga. Tokį. Ir šitą. Nu, sukapojo viską. Žiūrėkit, kaip gražu čia. Aš visą laiką sakau, kad gražu, bet iš tikrųjų, chebra, jūs įsivaizduokit, jeigu atrodo per ekraną gražu, tai kaip iš tikrųjų yra 100 kartų gražiau. Tai keliaukit. Tik tai tiek, nes emocija, viskas. Žiūrėkit, čia yra šaldytuvas. Ir ten bėga ledukai. Jo, ir ten turbūt ledukai išbėga. Surado. Kas ten vyksta? Tai drakas yra uodegytė jos. Ten yra bebukas jos drakas. Vis filmuoja. Ne, biškai pedofilas tas ant viršaus. Turbūt dar neparodžiau, kaip mūsų valtis atrodė. Kateris, jachta tiesiog va. Minimali tokia. Keliasime čia 1, 2, 3, 4, 7, 9. Ko puikiausiai. Nu ir kągi pietus buvo skaičiuoti. Ai, čia biški zavalas, tai nerojus. Tai vienu žodžiu, aš čia greit supažindinu jūs. Čia yra no name, sakė, taip ir vadinasi, no name, be vardo. Geltonos vištienos karis, nu taip, ir tiesiog vištiena paprasta ir ryžiukai. Tai va, chebrytas skanaus, jeigu valgot, ir iki greito. A few moments later. Atvažiavom į vietinį Akropolį, mega molą, Eifelį. Vienu žodžiu, daug pardžio. Einam lauktuvį ieškot. Ir va, jis sakė, FC norės yra ten. Taip? Dabar yra 8:30 turbūt. Tai biškai pamiegom grįžę. Tada lietus užėjo. Tada verkiam. Tada nebeverkiam ir... O kur čia pardėlis? Gerai. Nu tai va tiek žinių, ta prasme, paprasčiausias prekybos centras. Gal kam nors reikia skelbimo priemonių? Nu taip, kiek tik nori yra pasirinkimo. Kiek tik nori, kokių tik nori ir kam tik nori. Čia kvapūkai. Kvapūkų gal ir diklafoso, prašau. Labą vakarą, matytas vaizdelis. Atvažiavom pavakarieniaut lengvai. Aistė, ką nori valgys? Nežinau, dar. Sakė, cheeseburgerį įsimestų, bet mes ten nevažiuojam. Vėlgi su šekai. Bet aš iš karto einu ieškot patajenzo iššaut. Aistė atsargiai, kas klius už akies tą ir šauks. Sakėm, nieko nevarysim, bet atvarėm. 11:30, gal galvojam, pažiūrėsim, kas gero mieste.
Nu, belekas. Belekas. Einam, prasėsim vieną gatvelę, ne? Alright, thank you so much. Great idea. O, blema, kiek daug žmonių, matai? The next morning. Labą rytą. Nedraugiškai. Tai ką, paskutinė diena mūsų Kosamui. Galvojam, nuvarysim į turgelį. Norim maikučių. Norim porą magnetukų nusipirkti. Ane? Smilkalų gal ten buvo kažkas. Jo. Reikia kolegai smilkalų lauktuvių parvežti. Tada, o ir kepurių, žiūrėk, gal reikės nusipirkti kokią. Tai tiek kol kas iš mūsų. Einam žiūrėtis. Ir daugiau ką. Šilta, gera ir smagu ir liūdna. Verkiam, vis dar verkiam. Norėjom kepurę nusipirkti, bet apgavo, tai atėjom nusipirkti dar lauktuvėlių biškę. Gal galvom apie tokį kam nors parvežti. Thank you. Kapunkap, thank you, bye. Ai, nežinau, geras kainos, galėjom dėrėtis, tai mes tik tam nusidėrėjom, tai čia €1,5 euro, bet tai... Nu tai ką, grynas 25-mečio turgus, ane? Iš visų pusių. Kas labubų gal nori? Greitai parašykit, ar spėsiu paimti. Už gerą kainą. Dvigubai. 500 vienas. Jo, ne 5, 30 eurų. Gražiai atrodo, jam turgelį biškį atsigaivint galvojam reikia. Ir kainos neblogos. Pica 200, nu 7 kokie. Grynai atrodo, kad pro džiunglės einam. Glema cool. Lauktuvės. Čia į tuos nekreipkite dėmesio. Nu ką, su liūdna nuotaikėlė. Baigėsi mūsų atostogėlės. Varau, pristatysiu. Nu, dar iš pradžių iki 7-Eleven. Nuvarysiu, nusipirkti, reikia atsigert. Vakare kažką prie kašiuko. If you know what I mean. Ir viskas, vešiu pirdą priduot. Aistukas liks namie, nes šiaip čia nėra toli, gal 7 kilometrai. Bet jeigu su taksu važiuoti, man pirdą atidavus apie 12 eurų kainuotų. O jeigu išsikviesti motorolerį, tai apie 2 eurus. Tai Aistukas bus namie pailsės. Išvažiuoju, atiduosiu pirdą, atsimsiu depozitą. 7-Eleven. Nu ir nežinau, jeigu kažkur sugalvosiu užsukti arba kažką pamatysiu dar, pranešiu. Čia va viršininko džipukas toks gražus stovi. Viskas. Likau
Paprastas mirtingasis pėstysis. Tai dabar kviesiuosi Pirdą, kad pavežtų iki namų, iki viešbučio. Einu į kokią geresnę lokaciją biškį. Nežinau, ar pavyks gal pafilmuoti. Na kągi, paskutinis spotelis Bankoke ir kambario apartamentų turas. Ai, nu čia virtuvė, čia svetainės erdvė, tūlikas, vonia, skalbenkė, net ir turi miltelių. Pasidarėm ankstyvą vėl čekiną, nes valandą mėgau, ką aš žiūrėjau. Ir mėgamasis. O kas nors per langus matos? Nieko nesimato. Nu tai va tiek ir reikalų čia pas mus. Eisim papietaut. Ir ką mes dar? Radom raštelį, kad šiandien pest control tai naikins vabalus nuo 2 iki 4, ne? Šio, tiek reikalų. Nu ir baseiniuko zona. O tokia va, paprasta. Kažkas dar čia yra spa, bet mums spa neaktualu. Ir ką, sodelis o toks va, rūpstopinis. Organic garden. Kaip jum? Čili pipiriukai va auga. Nu, pipirmetė, eggplant, kad ir kas čia būtų. Jo, viešbutėlis taip iš pirmo žvilgsnio pagyvenęs, bet turi tuktuką nemokamai iki pagrindinės gatvės, kad ir kur tai yra. Gerai, nice. Nice. Brother, what's that? What's that, brother?
Šiandien tokį spotelį netoli nuo viešbučio turim. Gerulė žuvis, pažiūrėkit, kaip kepa. Gerai, mūsų kepa kažkuri. Ir čia va toks va. Seafood and Thai food. Kortas su japoniški sushi visokie, yra desertų biški, žuvis, pagrindė seafoodas aišku. Bet mes dar neįperkam. Jo, iš tikrųjų, seafoodas labai brangus. Bet taip, kainos. Yeah, I'm already. Kainos šiaip neblogos, galiu pasakyti. Koks žvėris. Wow. Kainos neblogos. Žmonių. Nu, dar nėra žmonių labai daug. Mūsų appetizeriai. Katinukas. Tai va, laukiam ir žiūrėsim, ką čia mums atneš. Pirmas mūsų patiekaliukas – tilapija. Gražiai atrodo, kainuoja 7 euriukai maždaug, ne? Skanu? Biškė aštroka, bet skanu. Ir dar su šiuku atnešė. Bet pagaliukų neturim. Sutaršiam, kai žvėris mes tą žuvytę. Dar su šiukas vienas liko šiaip. Kiek vertins aistukas. Gerai, sukrapdys, aš tada pasakysiu šiaip aštroka, bet taip maloniai aštri, ne? Jeigu aistai neaštri, tai realiai beveik neaštri. Tik tai viršus aš. O šiaip pati minkšta žuvis, ne, skani? Kiek vertintum? Jūs 8, tai tikrai. Blembačkė aš irgi 8. Žiauriai skanu, žiauriai. Ir sušis skanus. O jeigu dar pasakyt, kiek čia sakiau, 7 eurai. Jūs įsivaizduokit, už tokią žuvį mes dviese pavalgėm ir sušį dar užsisakėm biškį, kad paragaut. Ir salė. Nu, taip, pažiūrėkit, rankytė, taigi mano 3 delnai. O mano delnai nemaži. Tai po to eisim, kažkur prasilėksim. Prasimankštinsim. Norėjom užsisakyti. Mes, kadangi penktadienį išvarom 11 vakaro skrydis, galvojom norėtume pasimti penktadienį visai dienai kažkur pavažinėti. Kad rytoj nereiktų. Ir yra viešbutį ten tokios budelės. Nu, tipo, kur ekskursiją siūlo. 2 kart bandėm šnekėtis. Taigi jūs sako, patys galit nuvažiuoti. Blema, tai kokio velnio aš dainu prie tavęs, jeigu aš pats galiu nuvažiuoti. Nu, ta prasme, angliškai nelabai, tai bandysim gal kokį ieškoti turisto apgavyklą, gal ne, kažkokią. Ačiū. Ačiū, pamajuosi bernužėlį. Mėly mūsų žiūrovėliai, turim liūdnų žinių, kad Tailandą baigia okupuoti mūsų gerieji draugai indėnai. Žiūrėk, slepiasi. Matai, aš filmavau, jinai slepiasi. Indėnai, pilna vienu žodžiu indėnų. Tai labai liūdna. Labai liūdna. Kaip gražiai atrodo. Man viskas gražiai atrodo, bet patikėkit, per kamerą neina to perteikti, ką matot per... Jo. Laisva Lietuva.